Sveiki visi, naujas reisas, nauja kelionė. Važiuojam paskui policiją. Ten, kur 70, jie važiuoja 60, o kur 50, ten 40. Ir pabandyk lenkt, neaplenksi. Nes jeigu lenkdamas viršinį leistiną greitį, viskas. Kažkodėl jie sustojo. Gal praleidžia mane? Važiuojam, gerbėmieji, į Vengriją. Į Budapeštą važiuojam. Nė karto nebuvęs ir labai įdomu. Kokia bus mūsų kelionė, ką mes ten pafilmuosim. Tikiuosi, kad su įspūdžiais, gerais įspūdžiais. Šiandien sekmadienis. Apart poilsio, ką veikėt sekmadienį? Darba gražios dienos visai. Rudenis bus geresnis, nei kad vasara buvo. Nu, vasara tikrai tokia, nekokia buvo, šiaip paėmus, ar ne? Nu ką, pasitikrysim? Lazdijai. Добре. Witam. Pokażę pan dokumencik. Swoje dokumenty? No tak. A ma jeszcze czyjeś? Tak, dla gruzu. No zaraz tam przejdę. Zobaczę. A co wiezie? A ja nie wiem. Nie wiem. A co, plombę ma? Co palety? Nie ma. Nie ma. No to musimy otworzyć, zobaczyć. Dobrze. Do widzenia. Toks fainas tas muitininkas. Pasijuokėm. Ką tu čia sako, užsikrovęs? Pradžioj sakiau, nežinau, paskui sakau, gal baldai kokį, nežinau, sakau. Ten, kai visada tie stovi automačikai. Nežinau, čia nereikia juokaut gal su tais stop ženklais. Anot jie stovi, jie tai nesustosi. Kas ten žino? Paims pasivys. Sakys, nesustoja prie stop ženklo. Ir jaučiu su maža bauda čia nepaglostytų jie. Stop ženklą muitinės teritorijoje tai dar iššautų taip nevaikiškai. Gerai, ką? Augustovas. Let's go. Na, 100 kartų sakiau ir dar 101 kartą pasakysiu. Šiuo keliu Lazdijai Augustovas važiuodami būkit labai dėmesingi, atidūs. Galbūt netgi neviršykite leistino greičio. Čia 90, aišku, bet eina visi čia, nu, gal nekalbėsim, kiek, nes vienas gal 110, kitas 120 būna apsilenkę, tai žiauriai. Tai va, tai ne vien tik tai dėl to saugaus greičio noriu pasakyti, bet ir dėl žvėrių. Žvėrys čia laksto per tą kelią, tai žiauriai. Man kažkaip tai nepavyksta užfiksuoti, bet anksčiau čia, kai važiuodavau, tai čia pilnos pakelės, pilni pagrioviai, čia akys tik žiba, ypač naktį, kada jie ten migruoja, žvėrių šeimynos, sakykime, ten stirno, šernai, briedžiai, lapės, barsukai ir taip toliau. Tai tiesiog saugokit save, saugokit kitus, būkite atsargus šiam kelyje, kurį aš vadinu žvėrynu. Lazdijai Augustovas.
O, kiek jau čia pilnas kelias. Baikerių šou. O dar atsivėja 4. A, čia kažkoks sąskrydis jų matomai kažkur. Ščiučyną varo kažkur. Sėkmės. Na, ką tik pravažiavau ženklus virš kelio tuose stenduose, kad kontrolė yra 80 greitis. Tai dabar pažiūrėsim, pagal numerius mane kvies į aikštelę ar ne. Jeigu ne, tai važiuosiu tiesiai. Nu, nebuvo. Jie kada nori mikriuką pasikvies, tai užsidega numeriai. Pamenat gal ar ne iš ankstesnių važiavimų? Aišku, vilkikai nori, nenori turi užsukti. O mes 3 pusė tik tai tokį, nu gerai, sakysim, privilegijuoti ir išskirtinis pakvietimas turi būti į aikštelę. Tai taip, kad neapsišvietė mano numeriai, važiuoju toliau. Galbūt tai aktualu tiems, kurie tik tai pradėjo dirbti tokį darbą, kokį aš dirbu. Ir neturi dar tokios informacijos, tai žinokit. Ateičiai žinokit. Čia prasidėjo jau supynės to kelio ir mes nusukom ką tik. Kada pirmą kartą važiuoji, tai truputį pasimetęs būni. Ką, viskas gerai bus. O jeigu nebus, tai padarysim, kad būtų gerai. Šitais keliais tai aš nepamenu, kada važiavau. Tikrai nepamenu. Labai seniai. Bet važiavau. Šviesoforas ant šviesoforo. Už 16 km mum nusukt. Įdomu, į kokį ten kelią nusuksim. Oho, gražūs vaizdai. Tikrai, kad gražu. Kažkur sukam. PLSK. Reiškiasi Lenkija, Slovakija. Štai jums kalnų vaizdelis. Vėl masyvai. Vėl gražumynai. Čia tai išvažiavimas žiaurus. Stoviu jau gal 5 minutės. Stop ženklas. Ir mašina paskui mašiną. Ir niekas neužleidžia. Niekam čia neįdomu. Čia įdomu, baigsi šitie kaimai, kad dar nesibaigs. Važiuoju. Čia kalnų papėdėjai. Nedideli čia tie kalnai, bet yra ir gerų. Iš toli mačiau. Kaimai tai baigėsi, bet prasidėjo, matot kas? Serpentinai. Gyvatynai. Būt gerai jau koks greitkelis. Va 4 vos lipu. Tai viskas, mes kur? Slovakijoje. SK. Va. Slovenska. Opa. Neva. Super. Man tai iškilo toks klausimas. Čia autostrados yra pas juos ar ne? Slovakijoje. Niekaip neveda mane į autostradas. Niekaip. Gal nėra? Bet tai per visą šalį tai turi būti.
Bet jau keliai tai neduok dievuliau čia važiuoti. Remontai, šviesaforai, 3, 4 bėgis. Ai. Kiek pastebėjau, tai šviesaforai su laikrodžiais. Tuoj pasakysiu, kiek važiavom kaimais, kalnais, serpentinais, duobentinais ir taip toliau. 135 kilometrus. Dabar čia 100, bet nežinau, kas čia per kelias bus. Autostrada tai turėtų būti gal kaip ir normaliai, bet kelių būklė Slovakijoje tai žiauri. Pavažiavau gal 10 kilometrų ir vėl išsukom iš autostrados. Čia kažkur vėl ves. Gonskais keliais. Nuo degalinės dabar, kur pyliausi, iki Vengrijos pasienio 3 kilometrai. Tai tuoj, brangieji, įriedėsim su visais 4 ratais į vengrus. 500 metrų. Šimtas metrų. Ja, čia išvės kaip tarka. Bam. Hungarija. Sveiki Vengrijoje. Budapeštas. Čia bandysim apsistot naktelį. 20 kilometrų iki išsikrovimo. Būt gerai susirast čia kokią vietelę ir migt. Šmigt. Čia ir stosim. Niekur aš čia per daug kažko neieškosiu. Tai ką, sveiki Vengrijoje ir labanakt. Saldžių gerų sapnų. Oi. Aš kavoju nuo 9. Čia vietos laiku pradeda dirbti. Įsimiegojau, įsiparpiau.
Ir važiuosiu į tą Budapeštą, turiu 2 iškrovimus Budapešte. Įsikraunu ir Austrai. Tvarkoj, tai geros jums nuotaikos, gražių vaizdų ir tęsim savo reisą. Sukite dešinėn. Na, labai rodo didelės Pasirinkite antrąjį išvažiavimą. pūstis. Aš važiuosiu pagal Veizą. Tai Veizas gal afes, ne taip kamščiuose papulsim, nes planšetkė visai kitais keliais veda. Blinė gerai, pamačiau ženklą. 2,7 aukštis. Viskas turiu nusukti. Būkit dėmesingi tokiais atvejais. Už 200 metrų sukite kairėn. Šiaip mane vedė artimesniu keliu, bet neišeina. Čia jau mes tipo kaip įvažiavom į Budapeštą, bet jau keliai čia taip irgi. Gatvelės tai irgi. Ant stovėjo ženklai 3,5 galima važiuoti. Niekas nepraleidžia. Kur tu tėvai lendi, blemba? Už 800 metrų sukite kairėn. 4 metrai čia aukštis, gerai. Man tinka. Tai Rygoj gatvės palyginus čia su tom gatvelėm, tai labai geros. Ilga šita alėja. Svarbiausia, Lidlas yra. Už 800 metrų sukite kairėn. Tam balionas kabo. Mato dešiniau, virš to kupulo. Už 200 metrų važiuokite tiesiai. Čia supa irgi gerai. Nu tai ką, išsikrovėm, važiuojam į kitą iškrovimą, ten tik tai palietukė 50 kg, tai čia toks siauras įvažiavimas. Sukite dešinėn. Bet kaip įdomiai, Sukite dešinėn. Veizas rodo 20 km pagal pašto kodą,
O planšetkė rodo 3,5. Tokia paklaida, čia nesąmonė. Aš vienu žodžiu važiuosiu pagal Veizą ir jeigu paskui ką, tai nusuksim kažkur. Nepagazuosi. Sukite dešinėn. Čia jis mane, ta planšetkė, tai mane tikriausiai per šitą, per patį miestą vestų, nes jinai nemato ten kažkokių kelių remontinių. Jo, Vengrija, Vengrija. Kaip čia be grybų atvažiavus, taigi nesąmonė. Sukite kairėn. Arba tie dviratininkai nieko nepaiso išvis. Nu, o dabar nuimsiu kondicionieriaus garsą. Va, visai išjungiau. Ir kaip jum? Aišku, kad gerai. Žinau, kad gerai. Nes kaip bebūtų, vis tiek prie pat mikrofono tas ošimas vėjo. Ir aišku, kad diskomfortas ausiai yra. Nu va, paeksperimentavom ir važiuojam. Irgi šulnių slalomas. Tai taip, kad pasitikėkit Veizu, Veizas apves. Tikrai. Dabar jau va, kilometrai įsilygino. Po 15 kilometrų liko. Ir ant vienos, ir ant kitos. O, čia pagal užsakymą man žalia. Jo, čia keliai tai. Aišku, panašu kaip Rygoj. Tai ir pas mus yra tų kelių visokių, bet čia tragiška būklė tikrai. Ar jie, nežinau, neskiria lėšų, ar jie nesuderina kažkaip tai uždaryti kitus kelius remontui. Šiaip vengrai žiūrau irgi nelabai taip mėgėjai rodyti posūkius, o jeigu jau lenkia, tai kaip prancūzai panašiai. Įsijungia ant lenkimo posūkį ir kol tavęs neaplenks, tol neišjungs. Gal ir ne visi, aišku, kaip ir pas mus, žinot. Nes taip į galvą atėjo su prancūzais ta mintis. Nu, aš daug ką galiu palygyti, nes jau tikrai nemažai kur buvęs. Nesakysiu daug kur buvęs. Nesakysit paskui, oi, jau jis ten kur buvęs, tai ten varna šūdo nenuneš. Iš galo važiuoja nežymėta policajų mašina. Važiuoju 53. Tai aišku, tikras greitis 50. Atpažinau vien dėl to, kad švyturėlį magnetinį ant viršaus susidėję ir mačiau, kad uniformuoti. Ne, suka. Nu, suko. Jokių problemų. Ir dabar mums reikia nuvežti į Austriją paskutinį krovinį. Tai reiškia važiavimo 300 km. Pagal rodomą laiką turėtume spėt. O jeigu nespėsim, tai rytoj įsikrausim. Anokia čia bėda. Svarbiausia, Budapeštas atmuštas. Viskas. Na,
kažkaip tai nelabai tikisi, kad mes spėsim, nes va tik pradėjom važiuoti ir kabom jau kamštį, o ten priekį mačiau tikrai kamštukas toks nevaikiškas, tai neturėčiau gal taip galvot, kad nespėsim ar ką, bet yra kaip yra situacija. Važiuoju dar daug, 250 km. Tai svarbiausia, kad man patinka važiuoti į Austriją, į Čekiją. Toks jausmas malonus kažkoks, palygint, su kuo palygint. Nu, sakykim, kaip ryte. Būna, kad noriai keliesi ir būna, kad labai tingiai keliesi, ar ne, tingiai keltis. Tai čia kažkas panašaus tokio. Yra daug dalykų, kurių mes nenorim daryti, bet tiesiog, priversti daryti. Kaip priversti? Ta prasme, tai susijęs su darbu, ir tu negali taip pasakyti, kad nevažiuosiu. Pas mane taip nėra. Aišku, kitą kartą, jeigu įmanoma susitarti, įmanoma. O darbas yra darbas, turim vykdyti savo pareigas ir viskas tuo pasakyta.